Laida Lietuvos tūkstantmečio vaikai toliau rodo gerus darbus. Jūsų dėmesiui dar viena pilietinė iniciatyva. Kovo 28-ąją pirmą kartą Lietuvoje tiesiogiai internetu buvo transliuojama pirmoji interaktyvi e-pamoka. Jos metu pasiektas rekordas. Internetinėje pamokoje dalyvavo daugiau nei 5000 moksleivių iš visos Lietuvos. Štai kaip viskas atrodė realybėje. 3, 2, 1. Labas rytas Lietuva, labas rytas visiems mūsų matantiems ir girdintiems. Labas rytas visiems susirinkusiems visoje Lietuvoje, bibliotekų informacijos centruose, mokyklų aktų salėse, informatikų klasėse, gal net kažkur valgykloje su arbata sėdite atsivertę savo nešiojimą į kompiuterį. Mes jūsų nematome, negirdime, bet tikime, kad ši daugiau nei valanda jums neprailgs ir jūs būsite aktyvus, uždavinėsite klausimus lektoriams ir sužinosite be abejo, ką nors naujo ir įdomaus. Visos e-pamokos metu moksleiviai, mokytojai ir bet kas tuo metu esantys salėje ar kažkur netgi stalius gal taisantis kėdę gali uždavinėti klausimus mūsų lektoriams, kuriuos aš perskaitysiu garsiai ir mes į juos atsakysime. Užtiek čia man kalbėti, dabar pristatau šios popietės lektorius. Taigi šalia manęs Giedrius Dzekunskas, Barclays technologijų centro vadovas. Sveiki. Plojimai. Raimondas Tulgaitė, Strategic Staffing Solutions International projektų vadovė. Taip. Jokūbas Laukaitis, Vilniaus licėjaus moksleivis, jaunasis verslininkas. Plojimai, ko gero licėjoje iš vis gaudžia ošia. Andrius Rupšys, pažangiausių telekomunikacijų technologijų UAB Ruptela įmonės direktorius. Dar noriu pasakyti, kad tarp lektorių pranešimų matysite trumpus video reportažus, galingus video reportažus. Ir dabar sakau, kad pertrauka baigėsi, pradėkime e-pamoką. Skambutis! Ši savaitė yra skaitmeninių įgūdžių savaitė ir jinai vyksta visoje Europoje, net 36 šalyse. Jos tikslas yra parodyti jaunimui skaitmeninių įgūdžių svarbą ir inspiruoti jį apie Europos skaitmeninę ateitį, o kartu ir galbūt pasirinkti profesiją susijusią su IT technologijomis. 2010 metais buvo atlikti tyrimai ir buvo įvertinta, kad po 5 metų Europoje trūks nuo 400 000 iki 700 000 specialistų. Nes technologijos taip vystosi, kad jos ateina į visas mūsų gyvenimo sritis, ne tik IT pramonė, bet ir medicina, ir transportas, ir visos absoliučiai sritis. Vadinasi, tie, kurie turės tos skaitmeninius įgūdžius, jie turės darbą, jie turės galimybę rinktis. Nauda didžiausia yra ta, kad įmonės, jų atstovai gali realiai iš verslo, iš darbdavio pusės parodyti, ko reikia, ką galima rinktis, kokių žmonių reikia, kokių įgūdžių reikia, ko mums iš tikrųjų reikia. Mano pagrindinis tikslas turbūt būtų pasakyti žmonėms, kad IT kaip profesija yra labai paklausi Lietuvoje ir pasaulyje ir kad žmonės nebijotų ją rinktis. Aišku, tai nebus, kad visi ir be išimties turi pasirinkti, bet kuo daugiau, nes dabar 10% tai yra labai mažai. Mūsų žiniomis norą pareiškė stebėti šitą pamoką per 200 Lietuvos mokyklų ir bibliotekų. Mes sumastėm, kad šitos pamokos, žinoma, dalyviai turi būti vaikai. Ir pirmiausia, jie tiesiogiai iš pirmų lūpų turi išgirsti iš IT lyderių, kaip jie atėjo į tą sritį, kokias karjeros galimybės jie šiandieną turi. Kodėl jūs dalyvaujate elektroniniai pamokoje? Kokia iš to nauda jaunam žmogui? Kaip nauda yra akivaizdi, tai padeda susipažinti su tuo, kas yra aplinkui mus, kas yra aktualu ir geriau pažinti ir ateities perspektyvą ir... Įdomu? Taip. Sužinau apie visas verslo galimybės, kas dabar labai, kokie darbai gerai apmokami Lietuvoje, kokių įgūdžių reikia jiems tiesiog dirbti ir maždaug kaip pradėti įkurti savo tą įmonę, jau būnant mokykloje tiesiog. Ir
Ir iš esmės tai yra dalykai, kuriuos tikrai pritaikysite ateityje? Nu, nežinau, galbūt. Taip, aš asmeniškai turiu, aš tiesą sakant labai norėčiau studijuoti Artificial Intelligence, tai dirbtinis intelektas. Iš tiesų, kai aš atėjau iš pradžių į informatiką, man buvo iš pradžių baisu, nes labai mažai merginų yra informatikoje iš tiesų, bet aš tikiuosi, kad šita visa situacija pasikeis, nes Europoje šiuo metu merginų ir moterų informatikų pamažu daugėja ir aš tikiuosi, kad Lietuvos neaplenks šitą bangą. Aš manau, šiuo laiku, kai mes galime, tarkime, konkuruoti tik tais tokioje intelektualioj srityje, galbūt kaip informacinės technologijos, vaikam galima parodyti tą dalyką, kad kur yra pasiekę labiausiai žmonės. Pažiūrėkite, ir atstovai kalbėjo, netgi iš licėjaus kalbėjo vienas iš mokinių. Ir manau, kad galima kitus mokinius sudominti, kad galbūt informacinės technologijos stotų ne 10%, o daugiau. Čia aš manau, kad tikrai galime konkuruoti. Iš tiesų buvo labai gražių vaikų, kurie iš tiesų domėjosi, klausėsi nuosekliai, nuoširdžiai ir manau, kad tikrai darys išvadas ateityje. Iš tiesų atkreipkite dėmesį, kad pas mus tie vaikai, didžioji dalis čia buvo 9-okai. Tai reiškia, kad jiems dar iki pasirinkimo kokie 3 metai. Taigi galbūt per tos 3 metus iš tiesų ateis mintis, kad reikia į IT eiti. Kitais metais dalyvausite? Manau, kad taip. Ir dar pasakysiu, aš tikiuosi, kad tos pamokos gali būti iš tiesų ne vien tik tai apie IT, galbūt gali būti apie įvairius dalykus. Mes mokomės, kaip daryti tokias pamokas tam tikrą prasme. Tai buvo pirmas blynas, Lietuvoje anksčiau to nebuvo. Taigi galbūt kitą kartą kalbėsime apie biotechnologijas, gal dar kažką tai.